Gali girdisi? Manęs tai paprašė šitoj paskaitėlį, kai nors papasakot, sakė, gal intelektą papasakot, bet aš galvoju, kad bus daug studentų ir jie bus jau girdėję. Ir mintis iki, tai galvoju nepamuoti, galvoju, gal koks nors kitas klausimas galėtų būti įdomus. Pagalvojau, kas mano jaunystėje man buvo įdomu, tada kai dar studijavau ir norėjau būti psichologu ir atsirado tas klausimas. Na, reikalas buvo toksai, mes tiesiog akademinė psichologija neduodavo tiek daug, kiek mes norėdavom. Ta prasme, visi įsivaizduodavo, kad mes turėtume būti konsultantais, tai yra konsultuoti žmonės ir panašiai. Ir buvo tokia iniciatyvų psichologų grupelė, kuri mėgo daryti, kaip dabar tai vadintųsi workshopas, ta prasme, nors tais laikais jau tas žodis pradėjo atkeliauti. Ir susirinkdavo tokia grupė žmonių ir vieni įsivaizduotų, ką mes turėdavom daryti, tai kaip aš kaip mažesnis buvau tada, tai aš įsivaizduoju, kad mes turėtume tiesiog aptarinėti teorijas, bet didesnė grupės dalis jie turėjo kitokį įsivaizdavimą. Ir mes pradėjom kalbėtis apie save, apie jausmus. Ir tik po kažkurio laiko man pradėjo aiškėti, kad čia yra kalbama apie jausmus ir reikia kalbėti apie jausmus. Tai tada pirmas iki susidūriau su tokiu daiktu kaip jausmai. Truputėlį vėliau perskaičiau Osberną, transakcinės analizės, tokį žaidimą. Jis sakė, kad psichologai žaidžia tokį žaidimą, mėgsta susirinkę žaisti, tai sako, vadinasi šiltnamis arba oranžerija, kur kiekvienas įsitraukia savo jausmelį ir sako, pas mane toks jausmelis išaugo, kiekvienas įsitraukia ir sako, pas mane toks jausmelis išaugo. Ir taip kiekvienas džiaugiasi savo jausmeliais. Šituo mes ir užsiminėjome, iš principo. Ir tada, ko gero, pirmas iki kilo toks klausimas, kaip su tais jausmais iš tikrųjų yra. Na, aišku, ten iš pradžių man pačiam buvo sunku su savo jausmais susigaudyti, bet to pačiu kilo klausimas, vis dėlto ką su tais jausmais reikėtų daryti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu kilo noras pasakyti kolegai, ką nors negražaus, ta prasme, tai sakyti ar nesakyti. Ir, ta atsakymo, kaip pasakyti, toj grupelėje, aišku, buvo skatinama, kad reikėtų išsakyti kiekvieną jausmą, bet ką mes ir darydavom, ir liktai terapinis principas kalbėjo apie tai, kad reikėtų kalbėti apie tos jausmus, nors nebuvo aišku kodėl. Tačiau kaip su tais jausmas yra, tai teko sukti į teoriją. Ką šiandien pasakosiu, tai maždaug ką man pavyko perskaityti to klausimų įvairioje literatūroje. Dėl to, kaip pasakyti, čia kategorijos klausytojų gali būti tokie, kurie visai nežino nieko apie teoriją, tai jiems gali būti šiek tiek sudėtingiau. Tie, kurie labai gerai žino apie teoriją, tai tiems gali būti nuobodu, ta prasme. Tie, kurie pusiau susipažinę su teorija, tai ko gero patys idealiausi skaitytojai. Nes čia klausimas, sakau, kaip didieji teoretikai žiūrėdavo jausmus. Na ir ko gero reikėtų pradėti nuo paties pirmojo daikto, tokio kaip Freudas. Tai yra, kaip pasakyti, po ilgų tyrinėjimų, mano nuomonė, supratau, kad Freudas, iš tikrųjų, kiekvienas, daugelis psichologų, didesnioji dalis psichologų vis dėlto yra freudistai. Kodėl? Nes Freudas, būtent jisai, ko gero, pirmas pradėjo kalbėti apie jausmus. Iki Freudo visi suvokdavo žmogų tokį kaip gana racionalią būtybę. Tai buvo tas racionalumo amžius, proto amžius, šviesos amžius. Ir žmogus jau 20 amžiaus pradžioje jis pasidarė toks gana laisvas, atmetė Dievą pamažėlę ir buvo toks galvojo apie tai, kad protas gali veikti viską. O labiau, kad 19 amžiui inžinierinis vystymasis, mintis padėdavo veikti gamtą, kitus dalykus. Bet čia, ko gero, Jungas yra taikliai pastebėjęs, kad kada žmogus labai didžiuojasi, puikuojasi savo protu,
pasąmonė jiems iškrečia pokštą ir pasiunčia kokį nors simptomą, su kuriuo negali tasai žmogus susitvarkyti. Tai yra tokie dalykai, kurie yra neįveikiami. Ar atrodytų protingas žmogus, o valingai visko savyje paveikti negali. Na, aišku, pasąmonė tokį pokštą iškrėtė ir pačiam Jungui. Ta prasme, kai jis buvo ten 38 metų, pasąmonė jiems pirtelėjo kaip reikalas ir jis išėjo iš proto trumpam. Tai dėl patyrė mažyti psichozės priepolį ir ko gero Freudas, kada jis nagrinėjo šitokius dalykus, jis ko gero atrado tą pirmąjį principą, kurio pradėjo vadovautis psichologai. Jis kalbėjo būtent apie tai, kad jausmai, kad egzistuoja tam tikri jausmai, kurių mes savo proto nepajėgiam pripažinti, nepajėgiam priimti. Ir pats garsiausias vienas iš tokių garsių pavyzdžių, su kuriuo jis pirmasis dirbo, pavyzdžiui, mergina, kuri mato kaip storas šlykštus taksas šuo. Taksiukas, jo. Storas šlykštus taksiukas, pas jos draugės taksiukas geria, ta draugė girdos iš stiklinės vandeniu jį. Apima toks pasišlykštėjimas, bet jie nieko nesako, tai draugiai ir jie apie tai tuoj pat pamiršta. Tai yra pasąmonė, tuoj jie išstumia šitą jausmą ir bent dalis jos problemų kyla būtent iš šito išstumimo. Jie po to nebegali gerti vandens visiškai, ta prasme, iš stiklinės, nes ją tuoj pat apima pasišlykštėjimas ir ypač tai nežino dėl ko. Na, Freudas, aišku, atranda tą principą, kad iš tikrųjų egzistavo kažkoks tai jausmas ir jį teko dėl kažkokių priežasčių išstumti. Dabar jau mes tais terminais galime labai paprastai pasakyti superego draudimas. Ta prasme, superego uždraudė tą jausmą ir tas jausmas liko pasąmoniai ir ieškojo būdo, kaip iš tos pasąmonės pabėgti ir tokiu būdu surado išeitį, tai yra pasireiškia kažkokiu kitų būdų, būtent per fobiją, pasišlykštėjimą gerti vandenį. Ta prasme. Na ir Freudas atranda, ko gero, vieną iš tokių pagrindinių principų, kad jeigu šitam jausmui duoti išeigą, ta prasme, jeigu duoti išėjimą, tai yra jis padėjo tai merginai, jo kolega iš tikrųjų padėjo tai merginai atsiminti tą istoriją. Ir kai jinai papasakojo apie tą istoriją, papasakojo apie tą jausmą, tas jausmas jai nebetrukdė. Jisai buvo išreikštas, ką Freudas vadino katarsiu, bet buvo išreikštas ir dėl to mergina pasveiko. Ir iš principo, kuo užsiminėja psichologai? Psichologai nemėgsta, Freudas sako apie tai, kad jisai ten per daug nukrypo į seksualinius dalykus ar panašiai, nors tai klausimas, ar jis nėra tame visiškai teisus, bet čia yra šoninis dalykas. Psichologai, ką padarė, jie iš principo perėmė tą patį mechanizmą. Praktiškai daugelis psichologų, kurie dirbo praktikoje, jų pagrindinis klausimas ir tapo klientui, o kaip jūs jaučiatės? Tai yra, ką dabar jaučiate? Ir būtent tas yra nukreipta į tai, kad prielaida, kad jeigu pats savarankiškas žmogus, protingas žmogus, jis turi savo protą, jisai nesusitvarko su kažkokia tai problema. Iš tikrųjų, prielaida yra tokia, kad jisai su ta problema susitvarkyti gali, nes jisai pakankamai protingas, bet problema yra ne jo prote, ne kažkokiam tai sprendimo priėmime, jam dažniausiai trukdo kažkoks tai jausmas. Tai yra, jis nepažįsta kažkurio tai savo jausmo ir tas neišreikštas jausmas jam trukdo. Ir dėl to psichologai sėkmingai nestengiasi patarinėti, o stengiasi paskatinti žmogų išsikalbėti, kad jis galų gale atrastų būtent tą jausmą, kuris jisai trukdo. Na ir klausimas, ką daryti su tuo jausmu, tai aišku, vienas dalykas liktai aišku, kad reikėtų jį atrasti ir jį reikėtų išreikšti, tai yra jį pasakyti. Jeigu žmogus padaro įžvalgą insaitą ir jį išreiškia, tai atlieka katarsį, tokiu atveju viskas pagerėja. Tai psichologams kilo klausimas, koks turėtų būti sveikas žmogus. Tai sveikas žmogus turėtų būti toksai, kuris gali kalbėti apie savo jausmus, kuris gerai save pažįsta ir kuris tuos savo jausmus išreiškia. Na ir čia, ko gero, reikėtų paminėti Freudo pasekėjus, ta prasme, kaip jie galvojo, kad reikėtų auginti vaikus. Tai didysis blogis buvo suvokiamas tokiu būdu, kad iš tikrųjų problema yra tame, kad superego varžo, ta prasme, mes negalime pasakyti apie savo jausmus, nes mes gėdėjamės, nes mes jaučiame kaltę. Na, iš tikrųjų, vieno psichoanalitiko esu kalbėjęs, tai jis išreiškia tokią gražią mintį, sako, kaltė apskritai yra toks nebūtinas jausmas, ta prasme, nes ne yra tame, kad pavyzdžiui, jeigu aš jaučiuosi kaltas dėl kažko, tai man iš tikrųjų nereikia jaustis kaltam. Jeigu aš esu protingas žmogus, jeigu aš esu sąmoningas žmogus,
iš tikrųjų aš galiu ir taip suprasti, kad aš pasielgiau negerai. Ta prasme. Ir man nėra jokio reikalo graužtis savęs kaltės pagalba. Iš kur atsiranda kaltė, tai yra tik tai tiesiog infantilumas, kada dar žmogus būdamas vaikas, kokių, tarkim, 5 metų amžiaus, jis nelabai gerai atskiria savo fantazijos nuo savo realių veiksmų. Tai yra jam pagalvoti, užsinorėti ir padaryti yra praktiškai viena ir tas pats. Pavyzdžiui, užsinorėti suduoti mamai per veidą ir suduoti mamai per veidą turėtų būti vienas ir tas pats veiksmas. Ir dėl to vaikas, neskirdamas tų veiksmų, jis turi įsidėti kažkokį tai vidinį ribotuvą, tai yra tą superego, kuris jį apsaugotų, kad jo fantazijos nesirealizuotų tuoj pat. Na, suaugusiam žmogui tai nėra būtina. Jeigu mes jaučiamės kalti, tai yra iš tikrųjų toks infantilus likutis, dėl kurio, kaip pasakyti, su kuriuo mums ne tai, kad reikėtų kovoti, bet tiesiog reikėtų suprasti ir sąmoningai reguliuotis. Tai tokia psichoanalitikų idėja ir iš tikrųjų atsirado psichoanalitikų, kurie sekdami Freudų, jie galvojo, kad tą superego ribotuvą jį reikėtų išmesti, kažkokiu tai būdu pašalinti. Ir atsirado idėja, kad vaikams nereikėtų drausti, vaikų nereikėtų gąsdinti, ką psichologai dabar sakytų, kad nereikia vaikų gąsdinti, gėdinti, kaltinti ir panašiai. Ir dėl to vaikas gali išreikšti bet kokį jausmą. Įdomus dalykas apie tai kalbėjo Anna Freud, tai yra būtent Freudo duktė, kuri užsiminėjo su vaikais, bet jinai pasibėjo ir tokį dalyką, kad jeigu psichoanalitikai pradeda skatinti tėvus neriboti savo vaikų, tai kas atsitinka, tai yra vaikai pradeda lipti jiems ant galvų. Tai yra, jeigu tėvai apskritai nieko nedraudžia, tada tie vaiko elgesys pasidaro gana destruktyvus. Ir psichoanalizė iš tikrųjų, kaip elgtis tuo klausimu, niekas tiksliai nežino. Pats Freudas jokių nuorodų nepaliko šiuo klausimu. Pavyzdžiui, ar vaikams reikėtų drausti, ar nereikėtų drausti. Nors būtent tie draudimai, tos kaltės, ar ko gero tai yra tas dalykas, kas sukelia neurozę. Bet ko gero Freudas buvo pakankamai subtilus, kad jis iš principo žiūrėjo į tą konfliktą dvejopai. Tai yra, kad jo nuomonė žmogaus pasąmonėje iš tikrųjų egzistuoja gana baisus dalykai. Pavyzdžiui, drausti vaikams liesti savo lytinius organus, ar drausti vaikams mušti savo tėvus, tai yra būtent agresija, seksualiniai instinktai. Freudas manė, kad tai yra iš tikrųjų gana tamsus, nesuderinami dalykai su civilizacija, nors jis pats buvo gana jautrus žmogus ir jeigu žmogus turėdavo kažkokią tokį polinkį, jis jį ramindavo, dažniausiai tokį polinkį turintį žmogų ir sakydavo, kad tas, gal visai natūralu, kad vystymosi eigoje atsiranda tokie dalykai, kada norisi kažkokių tai nepadarių dalykų ir dėl to nereikėtų jaustis labai blogai. Bet iš principo jis nesakė, kad tie dalykai turėtų būti nekontroliuojami. Jo nuomonė, žmogus neišvengiamai, bet koks žmogus neišvengiamai turi prisitaikyti prie visuomenės ir neišvengiamai tas superego jo turi susiformuoti. Ir ko gero tik kai kurių žmonių nelaimė, neaišku dėl ko, dėl vystymosi istorijos, ar dėl to, kad jie tokie yra, kad pas juos tie polinkiai, tie seksualiniai polinkiai ar agresyvumo polinkiai yra stipresni ir būtent jiems yra dėl to sunkiau prisitaikyti. Iš kitos pusės jis superego laikė ne vien tik blogio, kad superego nėra tik tai blogis, o superego, kalbėdamas, kadangi jis daugiausiai dėmesio paskyrė instinktų nagrinėjimui, jisai kalbėjo apie tai, kad visai nuošaly nuo mano dėmesio lieka iš tikrųjų superego. Ir superego yra tas dieviškas dalykas žmoguje, tai yra tie patys aukščiausios vertybės, aukščiausi idealai. Ir šitą dalyką aš esu labai mažai išnagrinėjęs. Dėl to superego vėlgi nebuvo tik blogis. Ir nors konflikto pasiekoje žmogus jaučiasi blogai, jam yra sudėtinga, jam yra sunku, bet iš tikrųjų tai yra, ko gero, neišvengiamas dalykas. Dėl to sakiau, Freudas tokio vienareikšmiško atsakymo, ką daryti su jausmais, kai man norisi kažką apriekti, jis man taip ir nepasakė. Tai yra, tokios aiškios nuorodos nebuvo. Kitas dalykas, aišku, buvo tai, kad ko gero, ką mes darėm su tais psichologais, kuriuos minėjau pačioje pradžioje, ko gero mes vis dėlto daugelis tuo metu buvo pradėję skaityti Rodžersą ir daugiausiai vadovavosi vis dėlto Rodžerso teorija.
Na, iš principo mano draugė viena, kaip pasakyti, Petronienė čia dėsto, tai jinai po gero pastebėjo, kad iš tikrųjų, tai sako, jie visi psichoanalitikai yra. Tai yra tiek humanistai, tiek geštaltistai, tiek visi kiti. Ir iš tikrųjų ta idėja, ko gero, buvo teisinga, nes pas Rodžersas iš principo kalba taip, lygiai taip pat kaip Freudas, ta prasme. Esmė yra, dėl ko žmogui kyla tam tikros problemos, irgi kyla tik dėl to, kad vėlgi jis turi kažkokius tai jausmus. Ir tie jausmai yra paties žmogaus nepripažįstami. Tai yra, tėvai padeda suformuoti mums vertės sąlygas ir sako, kada mes esame vertingi, kada mes esame nevertingi. Tai yra ta jo sąlyginė meilė vadinama. Ir jeigu aš pykstu, tai aš esu blogas, negeras vaikas. Jeigu aš nepykstu, tai aš esu geras vaikas. Tai natūralu, jeigu aš pykstu, tai tada vaikai gana greitai išmoksta šitą žaidimą žaisti tyčia, netyčia. Tai prasme, pavyzdžiui, jeigu ką nors sudaužiau, tai padariau netyčia, iš karto žinau, kad reikia sakyti. Jeigu iš pykčio kažką padariau, tai reikia sakyti, aš nežinau, kas man užėjo. Tai prasme, čia man su manim taip nebūna. Ir būtent tai yra tie patys dalykai, ką Freudas kalbėjo apie gynybinius mechanizmus, o Rodžersas vadino susvetimėjimu su savimi. Tai yra susvetimėjimas su savimi. Ir pas Rodžersą, kas yra skirtingai nuo Freudo, Rodžersas labai pasitikė, dėl ko ir yra humanistas, labai pasitikė žmogaus organizmu. Iš tikrųjų, ką jisai darė, jisai manė, kad bet koks organizmo patiriamas jausmas yra vertingas. Tai yra, jis net skatino mąstyti viduriais. Tai yra vadino vetlarau. Ta prasme, tai yra, kada reikėtų truputėlį atsijungti nuo savo proto ir pradėti įsiklausyti tai, ką man sako mano viduriai. Ir šitas priėjimas iš tikrųjų pas psichologus paplito. Ir, kaip sakiau, būtent tuo metu humanistinė psichologija Lietuvoje pradėjo rastis ir buvo gana stipri. Ir psichologai labai daug dėmesio kreipdavo į tai, kaip jaučiasi žmogus, į tai, kaip jie jaučiasi patys. Na ir iš tikrųjų buvo imperatyvas toks, kad reikėdavo sakyti viską, ką jauti, ta prasme. Na ir iš tikrųjų jie gana gražiai, aišku, čia man kilo teorinių problemų, galvojau, kad, pavyzdžiui, jeigu aš pykstu ir noriu suduoti kitam žmogui per veidą, kaip tada, prasme, reikėtų tą jausmą kažkokiu būdu reikėtų vis dėlto pasakyti apie tai. Bet ten, atleiskite, čia mano organizmas man sako, kad eikite jūs. Bet kaip Rodžersas šiuo atveju, jisai tiki, kad iš tikrųjų, kaip žmogus yra gana sudėtingas organizmas. Ir jis mano, kad galima užpykti taip, kad galima norėti nužudyti kitą žmogų, bet tai sakom, čia yra vien tik viena pusė, kol mes esame susvetimėję su savo organizmu, mes negalime pajusti visko, ką mums sako organizmas, tada yra taip. Bet jo toks optimizmas yra tame, kad jeigu žmogus įsiklausytų į viską, ką jiems sako organizmas, tai yra įsiklausytų tiek į savo pilvą, tiek įsiklausytų į savo galvą, jisai sugebėtų pamatyti visą vaizdą. Ir tas viso vaizdo matymas jam padėtų susitvarkyti su tuo pykčiu. Net jeigu žmogus pyksta, jis sugebėtų tai padaryti konstruktyviai. Idėja buvo graži, ją reikėjo praktikuoti, bet čia aš pradėjau dirbti su narkomanais. Ir su narkomanais kažkaip tai man taip nelabai išėjo, nes, pavyzdžiui, jeigu aš jiems pasakyčiau, įsiklausykite, ką dabar sako jūsų organizmas. Ir jisai kaifo sako nori. Ir pasistengti išreikšti savo tą norą, iš tikrųjų tas būtų gana sudėtinga. Būtent dėl to, ir apskritai pasirodė narkomanai kai kuriais aspektais yra gerokai sveikesni negu žmonės, nes susirinka grupė terapinė, sako, reikia kalbėti apie jausmus, sako, tai eik tu pats eik. Žmonės, mes apie jausmus kalbam. Tai aš jau pasakiau, kaip aš jaučiuosi. Ir šito aspektu iš tikrųjų buvo toks gana dalykas, kad jie iš tikrųjų sakydavo tai, ką galvoja. Tai dažnai sakydavo tai, ką galvoja, nors, aišku, vėlgi, ne visais atvejais, ne visą laiką, bet tas jų sakymas iš tikrųjų palikdavo, kažkaip tai palikdavo tokį įspūdį, kad vis dėlto jie nėra pribrendę
prie tos humanistinės teorijos. Na, iš kitos pusės, aišku, psichologai, tie, kurie dirba su klientais, jie žino, kad žmonėms yra gana sudėtinga tuos dalykus atrasti, galų galia tą būdą išreikšti jausmais. Ir galutinis tikėjimas yra vis dėlto toksai, kad jeigu mes prie to dirbtumėm terapiškai, tai šnekėtumėm apie tuos jausmus toliau, tai vis dėlto finalas turėtų būti toks, kad žmogus galų gale atranda tokį savęs išreiškimo būdą, kuris būtų harmoningas su aplinka, konstruktyvus ir panašiai. Nors iš pradžių, aišku, tai gali būti labai gąsdinantis patyrimas. Na, bet tuo momentu buvo iš tikrųjų gana sudėtinga pasižiūrėti ir taip tiesiogiai skatinti žmogų išreikšti savo jausmus. O čia man ir kilo ta problema, kad su tais jausmais ne visą laiką taip išeina, kad žmogus turėtų daryti, tai yra išreikšti kiekvieną savo jausmą arba išreikšti būtent taip, kaip jisai nori, kad vis dėlto turi būti tam tikros ribos. Na, kitas toks gražus dalykas buvo, su kuo susipažinau, buvo geštaltistinė psichologija, tai yra būtent geštaltistinė psichoterapija. Ir irgi principas, vėlgi, gana toks supaprastintas, suprimityvintas Freudas, bet pats principas tai buvo gana gražus terminas pats yra geštaltas, tai yra užbaigimas. Ir pati idėja buvo tokia kaip ir Freudo idėja, nes Freudas pastebėjo, kad kas beateitų žmogui į galvą, tai yra apie ką žmogus bekalbėtų, viskas yra reikšminga. Viskas toje galvoje yra susiję ir viskas veda prie gilesnės problemos, kuri yra pas žmogų, prie tų gilesnių jausmų. Būtent dėl to Freudas kiekvieną žmogaus veiksmą įstengdavo susekti, interpretuoti ir panašiai. Geštaltistai tą principą išnaudojo labai tiesiogiai. Jų nuomonė buvo taip, kad jeigu žmogus turi tam tikrų problemų ir jisai, vėlgi, problemos yra į tuose jausmuose, kurie yra neišreikšti, arba, kaip jie sakydavo, neužbaigti geštaltai. Tai yra neišbaigtos visumos ir pas žmogų yra prisikaupę tokių neišbaigtų geštaltų pilna. Ir net nereikia šnekėti apie kažkokias problemas, užtenka to, kad paskatinti žmogų šnekėti, jis automatu pradės šnekėti apie tai, ką reikia. Ta prasme, viena iš technikų yra tokia, žiūrėk į sieną, ką matai, žmogus žiūri į sieną, pasakok, ir jis pasako, kaip jisai jaučiasi ir neišvengiamai jis ateis iki tos vietos, kas jam labiausiai skauda. Ir jis papasakos apie tos dalykus, kas jam skauda, nes jis tuos geštaltus nori neišvengiamai pabaigti. Ir tai ką turi daryti terapeutas, tai jis viso labo turi pabaigti geštaltus. Na, pas geštaltistus dėl to viskas yra gana paprasta. Principas yra su jausmais yra aiškus. Jausmai turi būti išreiškiami ir tie geštaltai visi turi būti pabaigti. Na ir patys geštaltistai, pats Perlsas, jisai irgi gana laisvai yra, vėlgi nežinau oficialiai, ar tai yra tikra, bet pasakoma, kad Perlsas savo geštaltus užbaiginėdavo visą laiką. Jeigu jam norėdavosi pasimylėti su kliente irgi norėdavosi, tai pasimylėdavo, kad geštaltas nebūtų neišbaigtas. Dėl to žmogus, vėlgi tas turėtų būti lyg tai, vėlgi jie skatindavo, irgi ta pati idėja skatindavo tą kiekvieną gautą jausmą išbaigti. Bet kita pusė, dabar psichologijoje egzistuoja, jeigu didesnė dalis psichologų vis dėlto būtų priklausytų šitai grupiai, kurie kalba ieško jausmų, ir skatina dažniausiai juos išbaigti. Aišku, egzistuoja ir kita psichologijos pusė. Ta kita pusė, ta, kurią psichologai dažniausiai ignoruoja, tai yra, jiems netaip patinka, tai yra behaviorizmas. Kodėl nepatinka, aš galvoju taip, kad jau kai esi jaunas, ieškai prasmės. Tai yra, jeigu tavo pasaulėžiūra nėra tvirta labai, tada tu ieškai prasmės, bandai ją realizuoti ir dėl to gražus kalbėjimas, kodėl yra populiarus Baumanas šiais laikais, prieš tai buvo populiarus Fromas, tai yra dėl to, kad jie kalba apie gražius vertybinius dalykus, egzistencialistai, humanistai, jie visi kalba apie visą įvairius tokius gražius dalykus ir dėl to žmonės pamažėlė, kaip pasakyti, jauni žmonės dažniau sukasi į juos. Tuo tarpu behavioristai kalba labai paprastai, nori, kad žmogus nesielgtų, muškai per galvą, nori, kad elgtųsi tokiu būdu, duokiam saldainį. Principai yra gana paprasti ir jie yra tokie patys savaime aiškus. Patys savaime aiškus ir mums atrodo, kad iš tikrųjų išklausę pusę paskaitos mes iš tikrųjų viską žinome apie tą behaviorizmą.
Nors paties biheviorizmo idėja tokia irgi su jausmų atžvilgiu yra tokia labai, kaip pasakyti, iš tikrųjų galbūt gana skurdi ir priešinga psichodinaminė idėja, nes bet koks neadaptyvus jausmas jis turi būti užgesintas, ta prasme. Tai yra, jeigu yra kažkoks jausmas, pats pirmasis Watsono eksperimentas su baime, yra jausmas, negeras jausmas, mes jį uždusim, ta prasme, ir padarom sisteminę desensitizaciją taip, kad jausmo neliktų. Ir dėl to tai lyg tai gana paprasta technika, bet ji padeda kontroliuoti. Ir, kaip, ko gero geriausia, viena iš tokių labiausiai paplitusių techninių tokių programų, tai yra pykčio valdymo programa, irgi kada mums reikia tiesiog užgesinti pyktį, irgi atrodytų toksai paprastas dalykas, nors jis gana dažnai taikomas įvairiose situacijose, bet irgi gana tiesioginis daiktas, kaip tiesiog reikia susitvarkyti, įveikti tam tikrą jausmą. Tai yra jį tiesiog užgesinti ir tiek. Tai yra padaryti, kad neegzistuotų. Na ir aišku, psichoanalitikams šitokia idėja nelabai patinka, tiek psichoanalitikams, tiek humanistams, tai yra jie kalba apie tai, kad, gerai, jūs susitvarkėt su šita fobija, bet greičiausiai problemos neišsprendėte, dėl ko ta fobija kilo ir jį išlys per kitą galą, ta prasme. Žmogus vis vieną bijos, ta prasme, ir jis pradės bijoti kitų dalykų, arba tas simptomas pasirodys kažkokiu kitų būdų. Na, tik tiek, kad bihevioristų privalumas buvo, kad padaryti čia pat, dabar ir greitai, vietoj to, kad reikia psichoanalitikinių kelių ir daryti gana ilgai. Nors patys, ne tiek bihevioristai, kiek vėlgi kognityvistai irgi kalbėdami apie tą patį, kad reikia užgesinti jausmą ir eidami tiesą ne per išorinį gesinimą, o eidami per vidinį gesinimą. Jie irgi bandė atskirti, kokius jausmus reikėtų gesinti arba kokių ne. Tai yra, jie ieškojo, kas yra adaptyvus jausmas, kas yra neadaptyvus jausmas. Na ir vienas pavyzdžių, ko gero, kur buvau geriausiai sutikęs, geriausiai atskirti, tai buvo toksai Draidenas. Jisai buvo Elio mokinys ir tai yra iš Elio idėjų, jisai pabandydavo pateikti tokią gana supaprastintą schemą, kaip turėtų būti su tais jausmais. Na ir jo apibrėžimas yra gana paprastas. Geri jausmai arba adaptyvūs jausmai arba konstruktyvūs jausmai yra tie, kurie kyla iš racionalių nuostatų. Tie neadaptyvūs, blogi jausmai, kuriuos reikia valdyti, kyla iš irracionalių nuostatų. Tai prasme, viskas yra labai paprasta. Kaip atskirti tas racionalės ir irracionalės nuostatas, tas yra gerokai sudėtingiau. Paties Elio teorijoje, tai yra paties Draideno teorijoje, tas atrodė, iš principo teoriškai tai atrodė gana gražus dalykas, ta prasme. Nes pati idėja buvo tokia, čia galime padaryti tokį mintinį eksperimentą. Pavyzdžiui, jūs galite pabandyti pažaisti su mintimis, įsivaizduoti, prisiminti kokį nors žmogų, ant kurio supykau. Ta prasme, visai neseniai, ir jeigu aš supykau ant jo, Draidenas sako, pas žmogų turėtų būti tokius racionalius arba irracionalius nuostatus ir sako taip, irracionali nuostata sakytų taip. Jisai turėjo, tai ką jis vadino irracionalias nuostatas, jis vadino demands, tai yra reikalavimas. Tai yra, jisai turėjo būti su manim mandagus, jisai turėjo man atnešti mano darbą. Jisai turėjo atsižvelgti į tai, ką aš sakau, ta prasme. Tai yra, reikėtų tiesiog pabandyti, kad išversti savo mintis per jis turėjo. Ką jisai turėjo padaryti, ką jisai turėjo man padaryti. Pabandyti, kad įsivaizduotų, ką jis turėjo man padaryti, kad aš jaučiausi gerai, ta prasme. Ir kada jūs įsivaizduojate šitą dalyką, jūs galite įsivaizduoti, dabar pabandyti kitą dalyką įsivaizduoti. Dar vienas veiksmas su vištutisais derinant, įsivaizduokit dvi kėdės. Jeigu sėdėtumėt ant šitos kėdės ir galvotumėt, jisai turėjo man padaryti tą, jisai turėjo padaryti man tą, jisai turėjo padaryti man tą. Ir kitas toksai Draideno racionalius nuostatus, ką jisai vadino, kaip pasakyti, pageidavimais. Tai yra, kad vietoj dimansų yra tokie pageidavimai, preference, kad ko aš norėčiau, kad jis padarytų. Tai yra, aš norėčiau, kad jis man atneštų mano darbą, aš norėčiau, kad jisai atsižvelgtų į mano pageidavimą, aš norėčiau, kad jis man padarytų tą. Ir
taip pat kita kėdė ir mes galime įsivaizduoti, kad jeigu žmogus sėdėtų toj kėdėje ir galvotų, jisai turėjo atnešti man mano darbą ir aš norėčiau, kad jis atneštų mano darbą. Ir jo, akivaizdu, kad tai jausmas, ko gero, turėtų skirtis, ta prasme. Klausimas, kurioje kėdėje aš norėčiau labiau sėdėti, tai pasakyti, gal vis dėlto norėčiau toj kėdėje sėdėti, bet žmogus iš tikrųjų tas jausmas yra skiriasi. Būtent taip jisai bandė atskirti tuos jausmus, tiesiog jisai įvardindavo skirtingą intensyvumo laipsnį jausmo ir sakydavo, kad tie, kurie yra labai intensyvus, tie nėra labai geri. Pavyzdžiui, įniršis ir pyktis. Pyktis adaptyvu, įniršis nėra adaptyvu. Ta prasme, fobija neadaptyvu, baimė jau adaptyviau. Tai yra viskas priklausys nuo to, kokio laipsnio mes tą jausmą patiriame. Tai yra, jis sakė, kad gana normalu patirti tam tikrą jausmą, bet su savo racionaliomis nuostatomis mes tą jausmą sustipriname, palaikome, pakurstome ir tokiu būdu tas jausmas darosi neracionalus ir būtent su tuo jausmu reikėtų dirbti. Na, taigi reikėtų atsižvelgti jų nuomonę ir iš principo reikėtų atsižvelgti į jausmų ir į tai, kokie yra jausmai. Aišku, blogis vėlgi su kognityvistais yra tame, kad viskas skamba pradėjom primityvistiškai ir gana greitai tas kilo toks populiarus terminas pozityvus mąstymas. Ta prasme. Pozityvus mąstymas, kada žmonės iš tikrųjų gana greituoju būdu stengiasi savo pasakyti, kad nieko nebuvo. Ta prasme. Aš supykau, ne, aš iš tikrųjų nesupykau. Ta prasme, nebuvo jokio reikalo pykti. Ir žmogus savo stengiasi tai pasakyti, ir kada jisai stengiasi savo pasakyti, jam iš tikrųjų yra ganėtinai sunku įveikti tą jausmą, kuris iš tikrųjų kilo. Na, jeigu kitas žmogus iš tikrųjų pasielgia kiauliškai, jisai man netnešė tai, ko jisai buvo pažadėjęs, aš sakau, ne, nėra jokio reikalo pykti, bet tas pozityvus mąstymas man dažnai nepadeda. Čia, tarp kitko, netyčia atradau tokį daiktą, kad yra technikos, kur kognityvistai nesąmoningai išnaudoja tos aspektus kaip ir psichoanalitikai, ta prasme, nes idėja yra kokia, reikėtų, ko gero, prieš tą pozityvų mąstymą, tai yra sakant, kad nėra jokio reikalo pykti, reikėtų pirmiausiai savo pasakyti, kad buvo reikalas supykti, ta prasme. Ir kai aš savo pasakysiu, buvo reikalas supykti, jis iš tikrųjų pasielgė kaip kiaulė, iš tikrųjų aš dėl to nukentėjau ir panašiai, tai žmogų reikia skatinti išsikalbėti, tai yra, kad jis pasakytų visas priežastis, dėl ko reikėjo supykti, tada iš tikrųjų žmogui yra gerokai lengviau, kada jisai pradeda ieškoti tų priežasčių, dėl kurių pykti galbūt nereikėjo. Arba, performuluojant, dėl ko nereikėjo pykti taip stipriai. Tai yra principas, čia ko gero yra vėlgi tas psichoanalitinis principas, kad žmogus su savo jausmu taip lengvai neatsisveikina. Žmogui jausmas yra brangus. Jeigu aš supykau, aš turiu tą jausmą, tai tas jausmas, man vis viena, kaip pasakyti, man vis viena yra, jis kurį laiką mane laikys. Na, pati pykčio fiziologija, matyti, kalbant apie pyktį, pati pykčio fiziologija, ko gero yra tokia, kad įsiliejus adrenalinui, tas adrenalinas kraujyje šiek tiek vaikščioja ir kažkokios išeigos jam reikia. Ir žmogus turi vis dėlto šiek tiek paputoti ir tik tada jisai gali pradėti galvoti. Na, čia gražiai Berno, ko gero, man labai patiko Berno transakcinės analizės idėja, iš tikrųjų, kad kada mes jaučiamės blogai, tai yra mūsų kažkas nuskriaudė, mums kažkas kažko nedavė, man nedavė saldainio mano, tai mes tada tokiu atveju jaučiamės kaip vaikai. Tai yra toj vaikiškoj būsenai ir tuo momentu su mumis kalbėti suaugusio žmogaus kalba iš tikrųjų tas neišeina, ta prasme. Tai yra, jeigu kitas žmogus man sako, nepyk dėl to saldainio, bus dar gyvenime tų saldainių, tavo pačiam tegul ir būna, man reikėjo šitą. Būtent tas yra, kad žmogui ta racionali kalba iš tikrųjų neveikia ir vis dėlto tas momentas, tas jausmas, jis turėtų būti išreikštas kažkokiu tai būdu. Arba, kaip Bernas sakė, jis jausmas turi išdegti. Tai yra, jeigu jausmą įsivaizduoti kaip laužą, jisai turi kažkiek tai laiko padegti ir tada jau, kai nelieka to kuro, galima užgesinti. Aišku, galima tą jausmą pakurstyti, papildomai primesti to kuro.
Ir tada tokiu atveju jisai liepsnos gana ilgai. Ir čia šitoje vietoje mes irgi turime įvairius pasirinkimus, ką mes galime daryti. Ar daugiau žibalo pripilti tą ugnį, ar pasistengti, kad ta ugnis kuo greičiau uždegtų ir viskas baigtųsi. Ir tokiu būdu, taigi kognityvisto tos idėjos nėra tokios labai jau paprastos, ta prasme, nėra taip paprasta jas įgyvendinti, tokiu būdu vis dėlto reikėtų dirbti su tais pačiais jausmais, kad jie būtų išreiškiami ir tik tada ieškoti kažkokių alternatyvaus matymo, kad jisai pasikeistų. Ir čia dar viena graži idėja, ko gero, yra su kuo susidūriau, yra tokia graži idėja kaip šeimos terapeutų idėja. Iš tikrųjų, gal teko kur nors girdėti tokį Miltoną Eriksoną. Mūsų laikais jis buvo šiek tiek populiaresnis, šiais laikais jis ko gero yra labiau primirštas tipas. Bet Milton, tiesa, pas jį labai daug magijos visokios, ten net nuostabu, kaip jis ką nors daro, arba atrodo visiškai kvaila. Kaip kvaila? Pavyzdys, tarkim, toks yra gražus iš Miltono Eriksono terapijos pavyzdžių. Jis pas jį ateina žmogus, kuris nelaiko šlapimo, suaugęs žmogus, ir tada Miltonas Eriksonas pasako jam, sako, apsimauk senas kelnes, pasiimk 5 litrus vandens, ta prasme, nueik į gatvę, susiras, kur yra pievelė, atsisės, pasiimk lopetį, tai yra atsinešk kastuvėlį ir perkasinėk gėles iš vienos vietos į kitą. Tuo pačiu gerk vandenį tiek, kiek gali ir šlapinkis į kelnes, ta prasme. Ir kaip tave praeis praeivis, ir jis tavęs paklaus, ką tu čia darai, viską jam pasakyti detaliai papasakok. Visus daiktus. Ir tokia paprasta idėja, kad reikia žmogui pačiam atsimostų tą daryti ir jis daugiau nenorėtų. Aišku, keistas daiktas, aš nedrįščiau bandyti to nei su studentais, nei su kitais žmonėmis. O su vaiku? Jis pats sako, kad taip. Bet paties Miltono Eriksono idėja buvo tokių ir gana gražių. Pavyzdžiui, jis mėgo užsiimti hipnozę, bet jisai taip pat žiūrėdavo, jis manė, kad kažkokios tai problemos yra dažniausiai simptomas. Ir tas simptomas yra funkcionalus. Tai yra, jisai padeda žmogui gauti kažką, tai yra jisai jam pasitarnauja. Ir pavyzdžiui, jis kalba apie moterį, kuriai skaudėjo galvą. Ir jie norėjo įsivaduoti iš tų migreninių skausmų. Tai Miltonas Eriksonas pasakė, aš galiu tai padaryti ir sako, hipnozės pagalba, aš jau tau padėsiu įsivaduoti. Bet, sako, iš tikrųjų tas skausmas tau reikalingas. Ir kai tu norėsi iš vyro naujų kailinių, tai tegul jisai grįžta. Yra principas, jisai manė, kad galvos skausmas pasitarnauja iš vyro gauti. Pavyzdžiui, ten jau vėlesnių šeimos terapeutų idėja yra tokia, kad kas yra pats stipriausias, galingiausias šeimos narys, yra tas, kuris yra pats silpniausias ir labiausiai ligotas. Nes jeigu žmonai skauda galvą, tada viską darys vyras. Tokiu atveju žmona gali valdyti šeimą. Ir Miltono ta idėja yra tame, kad jau tas simptomas pasitarnauja ir tokiu atveju žmogui negalima jo atimti. Jeigu jūs atimsit, bandysite atimti simptomą žmogus tokiu atveju priešinsis. Ir jo idėja buvo daugiau tame, kad reikėtų žmogui išmokinti kontroliuoti savo simptomą, kad jis pasirodytų tada, kada man reikia ir išnyktų tada, kada man nereikia. Tai ko gero su jausmais yra panašiai. Tas jausmas yra tam tikrais atvejais jisai pasitarnauja. Tai žmonėms yra smagu papykti, paburbėti. Ir dėl to žmogui iš tikrųjų negalima, kaip pasakyti, mes dažnai įpratę sakyti, tu nepyk, čia nėra didelio reikalo pykti, bet žmogui iš tikrųjų reikia kurį laiką papykti, paburbėti. Ir tas yra gerai. Ir ką išnaudoja tiek geštaltistai, tiek kiti psichoterapeutai, tai yra būtent tuo labiausiai sauguoja, kad jie leidžia žmogui gyventi tais jausmais ir kažkurį laiką juos išreikšti. Arba Bernas sakė, kiekvienas mes turime tokius savo mėgiamus jausmus ir kaupiame tokius kaip žetonus arba pinigus už tuos jausmus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus mėgsta kaupti pyktį, tai vakare prieš miegą, jisai aprėkia, tai yra per dieną jis aprėkia vieną žmogų, kitą žmogų, vakare prieš miegą jisai persiskaičiuoja, kiek jis jau prikaupė pinigų, tai yra, kiek buvo tokių situacijų, kad jis buvo supykęs.
Ir ar daug jau, ar nedaug. Jeigu nedaug, tai jis nusiperka mažą laimėjimą, tai yra jis gali trinktelėti durimis pas viršininką, pavyzdžiui, ir išeiti iš darbo. Jeigu gana daug, tai jis gali nusipirkti nedidelį laimėjimą. Tai yra gali pasikarti, nusižudyti ir panašiai. Tai yra viskas priklausys nuo to, kiek prisikaups. Ir tas pomėgis kaupti nuoskaudas, tiesiog žmogui yra kažkokia, žmogui sunku atsisveikinti su jausmu ir negalima jo taip staigiai atimti. Na, dar viena idėja, kuri buvo irgi tokia naudinga, galbūt aiškiausiai suformulavo, kad čia atsakymo nėra, bet dar viena idėja buvo ateinanti iš behavioristų. Ta prasme, vėlgi iš behavioristų, tai yra, jau sakiau, pykčio valdymo programos buvo vienas iš tokių gana paplitusių, bet pačioj pradžioje buvo tokios vadinamos asertyvumo treniruočių programos, tai yra pasitikėjimo savim treniruočių programos, kada jau behavioristai taip irgi turėjo savo kriterijų išskirti aiškiai, koks elgesys yra produktyvus ir neproduktyvus. Ir jie skiria, ko gero, tokias dvi pusės to produktyvaus, neproduktyvaus elgesio. Tai yra, jie manė, kad iš vienos pusės žmogus gali elgtis pernelyg agresyviai. Asertyvumas yra kas? Yra pasitikėjimo savim treniravimas, jeigu taip išverst lietuvių kalbą gražiai. Tai jie manė, kad problema čia yra amžina, su kuria dažnai mes patys susidurėm, tai yra nedrąsumas. Tai yra, aš nesugebu pasakyti apie tai, kaip jaučiuosi, arba tai, ko aš noriu. Na, jeigu viršininkas manęs paprašo, ką nors papildomai padaryti, tai aš sutinku ir net nesakau, kad aš norėčiau jau išeiti, kad norėčiau jau eiti namo. Jeigu manęs kiti žmonės paprašo atlikti kokią paslaugą, aš nenoriu jiems atlikti tos paslaugos, aš vis vien nedrįstu atsisakyti, vis vieną jiems padarau tą paslaugą, nors pats viduje labai keikiu save už tai. Ir būtent dėl to, būtent šitam reikalui, jie ir sugalvojo tą asertyvumo treniravimą ir manė, kad tas nedrąsumas, nepasitikėjimas savimi, žmogus turi tiesiog išmokti, išsakyti tos savo jausmus, kurie yra pas jį viduje. Tai yra tam, kad aš mokėčiau pareikšti apie tai, ko aš noriu. Na, iš kitos pusės jie turėjo kitą tokį dalyką, kur jie manė, kad negalima nukrypti į kitą kraštutinumą, negalima išreikšti savo jausmų tokiu būdu, kad kitas žmogus būtų užgautas. Tai yra, čia man šiek tiek įsprendė tą problemą su narkomanais, kurie sakė, eik tu, jeigu nori kalbėti, tai supykau ant kito žmogus, tai reikia pasiūsti tiesiog. Tai šis čia yra toks sakymas, kad negalima to daryti agresyviai. Taigi iš vienos pusės mes turime tokį pasyvų elgesį, ta prasme iš kitos pusės agresyvų, ir jeigu mes surandame vidurį tarp jų, tada tai yra produktyvusis kelias. Vadinasi, tuos jausmus reikėtų žiūrėti dviejopai. Tai yra vieni, kurie mus skatina būti nedrąsiais, neužtikrintais, nerimas, ir kitos yra būtent tas agresyvus elgesys. Na ir su jais reikėtų tvarkytis. Ir čia idėja yra tame, kad vienais atvejais reikia mokytis išreikšti savo jausmus ir mokytis apie tai kalbėtis, kitais atvejais juos reikėtų imti ir pabandyti sukontroliuoti, suvaldyti. Ir tas padėjo atsirinkti, kad nėra tokios vienos universalios taisyklės, kur būtų galima pasakyti, kad visus jausmus man reikėtų imti ir išreiškinėti. Tai yra viską, ką aš galvoju, ir gyventi būtent tuo. Tai dar geriau buvo, tiesa yra ten, vėlgi pačiam asertyvumo treninge yra tokių anarchistų psichologinių, kuriuos aš, teisingai vienas anarchistas, kurį aš mėgstu, tai yra toks Manuel Smithas, kuris parašė savo asertyvumo treningo versiją. Tai pas jį griežtesnis variantas, pas jį sako, nėra ko rūpintis kitais žmonėmis. Tai prasme, ten, ką nori, tą ir sako. Jo pagrindinis principas buvo tai, kad jums nereikia jokių pasiteisinimų. Pavyzdžiui, jeigu kitas žmogus klausia, kodėl jūs nenorite ko nors daryti, kai aš jūs prašau, tai jis sakė, iš tikrųjų užtenka to, kad aš noriu. Arba aš nenoriu. Aš pasakau, kad aš noriu ir man nereikia aiškintis. Jeigu koks nors žmogus paklausia, ar turi laiko, aš jam sakau, aš tiesiog nenoriu. Viskas. Tai yra toks gana keistas dalykas, nes mes esame įpratę teisintis, bet idėja yra tame, kad vienintelis pasiteisinimas, kuris tinkamas, turi būti tinkamas bet kokioje situacijoje, tai yra būtent mano noras.
Aišku, vėlgi tai yra gana baisi idėja, galbūt, vėlgi atrodo, kaip jeigu tu norėsi kažkokių tai negerų dalykų, jeigu tu norėsi būti piktas, arba jeigu nenorėsi su žmonėmis gyventi gražiai ir su jais sutarti, tai kaip tada? Bet mano Will Smithas čia vėlgi rodo tokį rodžersišką pasitikėjimą žmogumi ir sako, žmogus suaugęs pats atsirinks, ko jis labiausiai nori. Ir jisai pats gali pasakyti, ko jam labiausiai reikia. Ir dėl to jis, pavyzdžiui, aš galiu sutikti padėti savo viršininkui, nes aš matau tame naudą ir noriu tuo pasinaudoti. Ir vis viena finalas yra tas, kad aš turėčiau, kad aš vadovausiu tuo, ką aš noriu, o ne tuo, ką aš turiu daryti. Na ir vėlgi grįžta prie tos iš psichoanalizės kilusios idėjos, kad turiu ir noriu, aš turiu pasirinkti vis dėlto noriu, o neturiu. Tas turiu, iš tikrųjų, toks su moraliniu atspalviu turiu, privalau, jis turėtų dingti iš tos kalbos. Na ir taip toliau, bandant aiškintis su tais jausmais, vėliau man kilo dar tokia idėja, dar paprastesnė, kad ko gero žmonės yra skirtingi ir patiria skirtingas problemas. Ir čia ko gero vaikų problemos arba stebimos, ko gero bandymas suklasifikuoti vaikų patirimas problemas, ko gero labiausiai padėjo, nes pas vaikus galima suklasifikuoti problemas, yra tiesa mokslumo sutrikimai įvairūs, ta prasme, bet tas, kas yra susiję ne su mokslumo sutrikimais, yra ko gero dvi tokios didžiosios problemų rūšis, tai yra emocinės problemos, tai yra ir elgesio problemos. Arba kažkas pavadino jas į vidų einančiomis problemomis, tai yra emocinės problemos, tai yra ką patyrė vaikai, nerimai, kaltės, pergyvenimai ir panašiai. Ir į išorę einančios problemos, tai agresija, pyktis, nepaklusimas taisyklėms ir panašiai. Ir ko gero su jausmais vėlgi, tokia išvada man pačiam buvo, kad su jausmais reikėtų elgtis priklausomai nuo to, kokio tipo tai yra problema. Ir ko gero patys žmonės yra skirtingos grupės žmonių ir jie irgi patiria gana skirtingas jausmų grupės. Ir tą mane labiausiai paskatino manyti, vėlgi toks susidūrimas su narkomanų pasauliu, netyčia susidūriau su tokiu danų anonimu narkomanu, ta prasme, kuris sakė, viskas yra iš Markso, sako, viskas yra klasių teorija, ta prasme. O aš taip pasižiūrėjau, kažkaip tai nelabai, apie Marksas, komunistai, čia prie ko, jisai aiškino, aš sako, ne, tu pažiūrėk, sako, jeigu tu imsi aukštesnę klasę, tai iš 9 gydytojų alkoholizmų sirgs tik vienas, sako, jeigu tu imsi darbininkų klasę, tai iš 3 darbininkų, tai yra kas 3 darbininkas bus alkoholikas. Tai yra, sako, čia yra klasės reikalai ir Marksas buvo teisus. Aš, gal, ir jis čia man sako, tu, sako, pavyzdžiui, esi iš vidurinės klasės. Taip. Jis sako, aš matau, sako, nes kas yra, kuom skiriasi vidurinė klasė nuo žemesnės klasės, vidurinė klasė meluoja. Sako, aš matau, kad tau nepatinka, ką aš kalbu, bet tu nieko nesakai. Ir paprastai, sako, proletarai ima ir pasako. Na ir jis buvo teisus. Aš suvokiau, kad iš tikrųjų yra, ko gero, gana didelis skirtumas tarp tų žmonių, kurie, kaip pasakyti, vidurinės klasės atstovai yra tokie išauklėti ir pačios iš tikrųjų yra didesnės tos superego problemos. Jie labiau išauklėti, aš negaliu tiesiai pasakyti žmonių, kad eiktų, mano organizmas tave nori pasiūsti. Ir dėl to čia yra daugiau tokių problemų, kada žmogus iš tikrųjų labiau save varžo, save riboja ir būtent su ta jo jausmų išraiška iš tikrųjų yra problema. Na, kadangi psichologai paprastai susiduria su tokiais, jie dažniausiai ir dirba su tomis problemomis, kad žmogui reikia galų gale išmokti atrasti tos savo jausmus, nuimti tos apribojimus ir kažkokiu būdu pabandyti apie juos kalbėti. Aišku, aš esu kalbu gana supaprastintai, nes tiek ten, ko gero, yra įvairių atvejų. Bet, pavyzdžiui, kitas galas, tai yra nusikaltėliai narkomanai, pas juos yra viskas paprasčiau. Šiuo atžvilgiu jie yra, kai kuriais aspektais jie yra sveikesni žmonės,
Na, pavyzdys koks būtų, pavyzdžiui, jeigu narkomanų bendruomenėje du žmonės atlieka kartu kažkokį tai darbą ir vienam nepatiko, kaip anas padarė, jis iš karto jam, eik tu, tu atstuj, ką tik apsikoliavo, bet atėjus pietų pertraukai po pusvalandžio, abu sėdi kartu šalia ir geria arbatą visai ramiai, ta prasme. O principas, kaip pasakyti, jeigu tas nutiktų tarp dviejų socialių, pavyzdžiui, tarp dviejų katedros žmonių dėstytojų, tai jie pusę metų vienas ant kito nešiotųsi po nuoskaudų. Ar aišku, tai yra, žmogus ilgai prisimintų, kaip anas jį aprėkė. Tuo tarpu jie išsirikė ir viskas. Tai yra tas momentas ir praėjo. Aišku, nėra taip viskas labai paprasta, bet iš tikrųjų dalis dalykų įvyksta taip. Bet, aišku, žinoma, jie turi savo problemų. Būtent jie nelabai sugeba kontroliuoti visų savo impulsų ir tokiu atveju prisidaro patys savo problemų įvairiose situacijose. Bet čia, ko gero, reikėtų sakyti, kad yra tam tikras, kaip pasakyti, vis dėlto reikėtų skirti, su kokia problema susiduria žmogus. Yra jausmai, kur mes vis dėlto turėtume ieškoti, stengtis nuimti tą apribojimą ir pabandyti juos išreikšti, o yra vis dėlto jausmai, kuriuos mes turėtume bandyti kaip pasakyti, tai išraišką sumažinti. Ir čia dar viena naudinga idėja buvo tame, kad vėlgi iš asociatyvumo treningo, kad tai yra tiesiog agresyvus elgesys, ta prasme, tai yra, reikėtų atskirti elgesį ir jausmą patį. Jausti aš galiu visai, jausti aš galiu kaip noriu, ta prasme. Galiu net norėti motinai suduoti per veidą, viskas yra tvarkoje. Tai yra, Freudas sakytų, kad yra viskas tvarkoje norėti. Suduoti motinai per veidą yra netvarkoje. Tai toks, turėtų būti paprastas atskirimas, kaip iš tikrųjų dėlėtų su jausmais. Aš čia žiūriu, ko gero sugebėjau pakalbėti visą valandą beveik. Nors aš sakiau, kaip ir griežtų receptų nėra, aš norėjau pasidalinti būtent tais dalykais, kurie man pačiam buvo įdomus nagrinėjant šitą klausimą. Dabar šiuo atveju man klausimų nekyla jau. Man pačiam kaip ir viskas daug maž aišku ir eina automatu, bet galvoju, gal jaunesniems kolegoms tas bus įdomu. Tai gal turėtumėt kokių klausimų? Kaip patys jūs dažnai susidurite su situacijom, kai nenorite kažką daryti ar norite pasakyti tai, kas nepatiks kitam asmeniui? Ir tada kokie būtų jūsų veiksmai? Kai kurios dalykus aš išmokau daryti labai lengvai. Tai yra, kaip asmeninis dalykas yra toksai, iš vienos pusės aš esu gana jautrus žmogus ir aš jautriai reaguoju, jeigu kitam žmogui kas nors nepatinka. Aš iš karto labai susijaudinu, pradedu prakaituoti ir tas yra labai blogai ir dėl to, jaučiuosi labai blogai ir dėl to man būdavo sudėtinga, pavyzdžiui, atlikti griežtesnę rolę, man būdavo gana sudėtinga, bet vėliau aš išmokau daryti tokius dalykus, vėlgi tas pats asertyvumo treningas, tas pats mano Liusmito nagrinėjimas. Vėliau aš išmokau daryti gana paprastai ir dabar su žmonėmis praktiškai, yra situacijos, kur galiu labai lengvai pasakyti, kad aš nedarysiu šito arba darysiu, tokia archetipinė situacija, su kuria dažniausiai susiduriu, tai yra studentai sako, gal nereikia rašyti šitą referatą, jūs visi jam parašysite šitą referatą, arba galit nerašyti. Ir viskas, ta prasme, tą galima išmokti padaryti. Ta prasme. Jeigu jūs tik įsisąmoninsite, pradėsite kartoti apie tai, kad jums nereikia jokių pasiteisinimų, ta prasme, ir tai, ką jūs tiesiog turite pasakyti tai, ko norite ir sugebėti tai pasakyti daug kartų. Tai yra, kiek jie besakytų, kad jie nenori rašyti referatų, tiek kartų aš galiu pakartoti, kad jie turės rašyti referatą. Vienu kartu daugiau, negu jie gali pakartoti. Ir tokiu atveju, jeigu aš šitai įvaldau, tada su to galima gana lengvai susitvarkyti. Aišku, tas nėra visose situacijose. Yra situacijų tiesiog, kur aš galvoju, taip, žmonės yra dar iš dalies tai priklauso ir nuo prigimimo. Tai prasme, kad vis dėlto yra žmonės jautresni su savo natūra, kurie yra jautresni ir jiems visą laiką bus sudėtingiau tokiuose situacijose veikti. Bet išmokti galima, ta prasme.
Nu, aišku, yra situacijų, kur aš negaliu pasakyti, ne, jeigu man labai kerta peilis, jeigu manęs kas nors prašo padėti, aš visiems neišvengiamai tada padedu. Bet tada tai parašau. Ne. Ačiū, sakymą. Tai sakot, jeigu kaip neatsikalbinės, pavyzdžiui, kažką jaučiu ir neatsikalbinės, kodėl aš to nenoriu daryti, negalvosiu priežasčių, kodėl man to reikia daryti, o tiesiog kaip yra, aš nenoriu, ką pasakau, tas būna žymiai veiksmingiau valdyti savo jausmus. Šitas žmogus turėtų išmokti, ko gero. Nes iš pradžių, nu kiek patyrėjau su tais visokiais įsilavinusiais, jie visi yra labai pasimetę savo jausmuose. Ar man taip reikėtų daryti, o gal man taip reikėtų daryti, o narkomanai paprastai. Tegulainais! Paprastas reikalas. Ko gero, dar ir susidūrimas su jais man padėjo išsiaiškinti, kad viską reikėtų daryti gerokai paprasčiau. Galbūt tai yra viena stereotipiška, bet intuityviai paprastai ir viskas. Intuityviai. Aš noriu paklausti, paminėjote daug teorijų ir tai vis tiek darosi išvada, kad galutinio atsakymo nėra, koks yra optimaliausias sprendimas. Tai gal atsakymas yra pačioje visuomenėje, nes visuomenė pati save reguliuoja ir jie revoliucijos eigoje nustato optimalų sprendimą. Turime nelaisvą visuomenę, ne totalitarinę kažkokią. Čia, ką aš čia laisva, nelaisva visuomenė. Jo, iš tikrųjų taip. Ir aš manau, kad visuomenė nustato ir tie klausimai, kurie kyla, yra apriboti visuomenės. Tai yra visuomenė dabar įdeda rėmą, kalbėti apie jausmus ir ką su jais daryti. Aš už to rėmą negaliu iššokti, jo visuomenė mane nureguliavo. Jeigu, kaip pasakyti, kitais laikais, kitose visuomenėse kiti klausimai gali būti aktualūs ir ten niekas irgi nekalbės apie tai. Vienose subkultūrose visiškai normalu vaikščioti, pasikrapštyti intymioje vietoje ir viskas. Kitose subkultūrose tai yra visai nepriimtina. Tai yra, tas visuomenė jinai sureguliuoja kaip ir ką aš darau. Jo, gero visuomenės. Aš galvoju, kiekvienam vis priimti, kiekvienam rėmui yra kažkokios tai priežastys. Šiaip su rėmui neatsidarė, tai yra nesusidarė. Jo, čia priežastys yra ko gero tos, kad pradėjo Freudas kalbėti apie jausmus, apskritai visuomenė pradėjo nuiminėti daugelį draudimų ir tada žmonės pasimetė, kada nėra draudimų, tai neturi aiškių orientyrų ir nežino kaip tai. Nes Freudui irgi reikėjo subręsti visuomenę, kokiam 17 amžiuje, kad iš vis kalbos negalėjo būti. Jo, ko gero. Tai aišku, vėlgi nėra visai taip, kad buvo žmogyvas desadas, kiti smagus dalykai, bet jo, tam prasme taip. Minėjote, kad kunigas išsikraustė iš proto, tai galėtų būti tas jausmų išreiškimas tam kartais pavojingas, tai sakykime, tu juos taip atveri ir vėliau nebegali net sukontroliuoti, nes kas buvo sustresuotas, sakykime, pradeda taip lįsti į aikštę ir tiesiog išveda iš proto. Nebūtinai, aš galvoju, čia žmogui polinkį reikia tai turėti. Išeidinėti iš proto nėra silpna. Nes principas yra, kas išeidinėti į aikštę pradės, tai jo, aš manau. Jeigu pradėsi tose vietose krapštyti, tai ir išeidinės į aikštę. Bet tai nebūtinai viskas proto. Kai kurios taip, bet čia greičiau spėjau, kad tiesiog žmogus turi, kaip pasakyti, turi turėti tam tikrą predispoziciją tam. O kas turima galvoj išėjo iš proto? Ar tai buvo vertinimo kitų psichologų, ar tai jis pats ko gero to nepripažino, to momento išėjimo iš proto, tai kuris tas momentas? Dabar aš negalėčiau pasakyti tai tiksliai, Tiesiog, kai skaitai, surandi epizodą, kaip buvo, tai yra kažkuriam iš asmenybės psichologijos vadovėlių yra tai minima, kad jis patyrė mažyti psichozės priepuolį, būdamas tame amžiuje. Kas, kaip ten buvo, kas detalės, man yra sudėtingiau pasakyti. Reikėtų ko gero atidžiau pasigilinti geografiją ir pakalbėti, nors pats Jungas yra pripasakojęs apie save įdomių dalykų. Aišku, kaip yra ten tokių istorijų. Gerai, jis pats to neįvertina, bet kažkuri
Jis tai paaiškina. Jis galėjo paaiškinti, ta prasme. Galėjo. Jis pats pasakojo, kaip jis melavo Freudui per psichoanalizę, apie savo sapnus. Jis žino, kaip Freudas interpretuoja sapnus ir jisai pats sumeluodavo Freudui, kad jisai interpretuotų truputėlį kitaip, o ne taip. Tai tyrimas jo analizės, tam tikros situacijos. Ir irgi supresuota ir netyčia ištenta kokioje nors knygoje. Gerai. Ar dar ką nors klausimų? Bet kaip pats sakėt, kad Anna Freud, jeigu vaikam nieko nedraus, tai prasideda destruktyvus elgesys. Jo. O jūs dabar sakot, kad jums tas instinktyvus tiesiog leisti instinktyviai veikti. Sakau, nėra paprastos taisyklės. Nėra paprastos taisyklės. Saidžet nesą problemų būna. Gerai. Tai aš labai noriu Jums padėkoti. Ar Jūs norite atvykti? Gerai.